Labadiena. Lietuvoje jau 6. kartą vyksta iniciatyva Duodei. Įmonės ir organizacijos atveria savo duris ir kviečia žmonės su negale išbandyti įvairias darbo pozicijas. Šiais metais iniciatyva vyksta 18 Lietuvos miestų. Mūsų pokalbyje apie Duodei ir žmonės su negale darbo rinkoje dalyvauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo rinkos grupės vyriausioji patarėja Inga Liubertė. Labadiena. Sveiki. Iniciatyvos Duodei ambasadorės ir organizatorės viešosios įstaigos SOPA direktorė Jurgita Kuprytė. Labadiena. Labadiena. Ir Edita Januškevičienė, sėkmingai dalyvavusi iniciatyvoje Duodei. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Duodei vyksta jau 6. kartą. Ponia Jurgita, kokie yra šių metų rezultatai, ką jūs pastebit? Duodei dar tęsiasi ir šią savaitę dar žmonės keliauja į vairias organizacijas, tai galutinių rezultatų neturime, bet manome, kad turėsim apie 400 ir daugiau duetų per visą Lietuvą. Ir apie daugiau negu 150 įmonių prisijungia prie Duodei. Tai manom, kad visai neblogai. Papasakokit plačiau, gal žmonės ne visi žino, kas yra tas Duodei, kas čia per iniciatyva ir kas čia tie duetai? Tai darbo šešėliavimo iniciatyva būtent skirta žmonėm turintiems negalią pažinti įvairias darbo aplinkas ir darbo pozicijas, ką žmonės dirba įmonėse, organizacijose kiekvieną dieną, tam, kad jie geriau suprastų ir savo pačių galimybės įsilieti tą darbo rinką ir save pažinti taip pat. Iš kitos pusės tai yra taip pat ir pažintis įmonių darbuotojams su žmonėmis turinčiais negalią. Kartais tai yra pirma pažintis ir todėl irgi, manome, labai svarbu keisti ir tas nuostatas ar baimės kažkokias išskaidyti ir tą iniciatyvą visai puikiai daro. Iš kur kilo šita iniciatyva? Tai pati idėja kilo ne Lietuvoje, ją atsivežėm iš Europos, iš Belgijos ir jau daug metų tas vykdoma įvairiose organizacijose, įvairiose šalise Europos ir šiaurės šalise, tai pačią idėją tiesiog nusikopijavom, išbandėm Lietuvoje prieš 6 metus, prieš 7 iš tikrųjų ir pamatėm, kad visai puikiai veikia ir Lietuvoje ir dėl to tęsim. Minit duetai. Kas čia per... Duetai tai yra, kai žmonės su negale turi darbuotoją priskirtą įmonėje tai dienai, kuris pasakoja apie tai, ką jisai veikia, kokias funkcijas atlieka, parodo, ką daro, galbūt duoda pasibandyti, pasitestuoti, arba kartu ir prasitestuoja savo paties darbo vietą, ar reikėtų kokio pritaikymo, jeigu, tarkim, turim omeny įvairias specifinės negalės. Pone Inga, ministerija yra socialinės politikos formuotoja. Žmonių su negale gerovė yra vienas iš svarbių ministerijos veiklos sričių. Kaip ministerija apskritai vertina iniciatyvą Duodei? Socialinės apsaugos ir darbo ministerija labai teigiamai vertina šią iniciatyvą, nes jie atitinka ministerijos tikslus ir vertybės, siekiant įtraukesnės visuomenės bei geresnės žmonių su negale integracijos į darbo rinką. Ir ši iniciatyva yra svarbus žingsnis keičiant visuomenės požiūrį į žmonės su negale ir jų galimybės įsitvirtinti tiek darbo rinkoje ir taip pat skatinant ir darbdavius atviriau priimti ir keisti jų nuostatas, keisti tiesiog stigmą. Pone Edita, papasakokite apie save šiek tiek, kiek kartų, kada esate dalyvavusi Duodei, kokie jūsų įspūdžiai? Šiaip 10 metų dirbau masažuotoje, šiuo metu dirbu Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos Vilniaus regiono centre. Esu Trakų rajono ir Elektrėnų miesto bei Vilniaus rajono pirmininkė. Duodei dalyvauju 2 metus, praeitais metais buvau 2 įmonėse, tai Delfi ir Telia, o šiais metais teko pabuvoti netgi 3 įmonėse, tai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Volvo Lietuva ir Antoje. Ir kokie įspūdžiai? Įspūdžiai labai įvairūs, šiaip pati iniciatyva labai, manyčiau, labai puikiai, labai gera. Visos įmonės yra skirtingos, labai sunku jas kažkaip palyginti, tai visur buvau labai šiltai priimama, darbuotojai labai draugiški ir tik geriausi atsiliepimai. O pačiai jums nauda kažkokia buvo iš to? Tai manau, visos naujos patirtis yra naudingos, reikalingos ir mūsų pačių yra, nuo mūsų priklauso, kiek mes įvertinsim tai, kiek mes matysim iš to naudą savo. Tai gal ji ne iš karto gali pasimatyti, bet manau, kad eigoje tai tikrai labai vertingos. Ponia Jurgita, kaip darbdaviai reaguoja jūsų žiniomis į šitą akciją? Na, iš esmės matom, kad pozityviai reaguoja, nes labai daug įmonių dalyvauja kiekvienais metais, tai yra ne vieną kartą pabandę ir paskui vėl nori dalyvauti. Tai čia galbūt būtų rodiklis ir dažnai atsiveda jau didesnė komanda, kuri nori priimti žmonės su negale. Ir taip pat prisijungia naujų organizacijų. Šiais metais bene 20 turėsim visai naujų, kurios nėra dalyvavę prisijungusių. Tai ta reakcija pozityvi. Kai kurios įmonės po duodėjai, nors duodėjai nėra įdarbinimo iniciatyva, tai nepakanka vienos dienos, kad tu priimtum sprendimą darbinti, o be to žmonės šešėliauja nebūtinai tas vietas, kurios yra atviros, kurios laisvos yra. Bet vis tiek pastebim, kad įmonės viena kita jos pradeda mąstyti apie žmonių su negalia įdarbinimą ir kartais tai užtrunka, bet šiais metais turim atvejį, kai įmonė grįžo po 2 metų, praėjus duodėjai, pakvietė žmogų, kuris šešėliavo, jau prisijungti prie komandos, atsiradus laisvai darbo vietai. Tai ir tokiais pokyčiais, aišku, labai džiaugiamės. O kokia apskritai darbdaviams yra nauda dalyvauti duodėjai? Na, tai yra būdas kalbėti su darbuotojais ir netgi ne tik kalbėti, bet ir protestuoti tarp darbuotojų tarpe, kaip jie žiūri į įvairius žmonės, įvairovę darbe. Tas yra svarbi vertybė kai kuriuose organizacijose. Be to, tai yra būdas prasitestuoti, ar tavo aplinka darbo yra pakankamai pritaikyta. Ir šiais metais mes norim akcentuoti, kad pritaikymas darbo sąlygų tiek fizinių, tiek technologinių infrastruktūros, tiek ir apskritai tų minkštųjų dalykų svarbu yra tam, kad žmonės su negalia galėtų dirbti. Tai čia irgi ta viena diena parodo, o ką dar įmonė turėtų patobulinti ar apsvarstyti, pakeisti procesuose ar savo aplinkoje, kad tie žmonės galėtų lengviau įsilieti. O kokie žmonės su negalia dalyvauja tame duodėjai? Ar galima kažkaip apibūdinti juos? Tai duodėjai mes darome ne vien mūsų organizacija, o daug organizacijų prisijungia. Tai yra tų organizacijų nariai ir jie gali būti tiesiog bendruomenės nariai. Jeigu tai yra dienos centras, tai dienos centro lankytojai, SOPOS atveju, nes mes esame įdarbinimo organizacija, tai pas mus lankosi žmonės, kurie ieško darbo, žmonės su negalia, kurie ieško darbo. Tai pakankamai iš skirtingų bendruomenių žmonės dalyvauja duodėjai. Ir be to dar reikia turėti omeny, kad regionuose jie yra irgi taip pat pasklidę įvairiuose Lietuvos miestus. Ką reikia darbdaviams žinot, norint dalyvauti duodėjai? Kažkaip pasiruošti reikia? Tai, visų pirma, apskritai norėti tokiai dienai pasiryžti, skirti laiko pasirengimui ir pačiam priėmimui. Mes darbdavius stengiamės paruošti ir kiekvienais metais organizuojame renginį, kur kalbam apie skirtingas negalias, apie žmonių su negalia poreikius, labiau pasakom, kaip tą pasirengimą reikėtų padaryti, kad viskas sklandžiai įvyktų. Tai darbdaviai paprastai labai ruošiasi ir darbuotojai, žodžiu, sustato ir darbotvarkę ir derina ją su siunčiančiom organizacijom
Ir stengiasi, kad ta diena tikrai būtų maloni ir prasminga abiem pusėm. Pone Inga, ministerija yra atsakinga už žmonių su negale integracijos į darbo rinką politiką apskritai. Kas iš viso yra daroma, kad kuo daugiau žmonių su negale rastų darbą, turėtų darbą? Pirmiausia, reiktų paminėti, kad iš tiesų, nors, kaip jau minėjau, siekis yra, kad kuo daugiau asmenų su negale atrastų save darbo rinkoje, integruotųsi ir tvariai joje išliktų, vis dėlto dar yra mažiau negu kas trečias asmuo su negale toje darbo rinkoje šiuo metu yra. Tai nors ir yra daroma ir 2023 metais įvykusi asmenų su negale užimtumo reforma ir tokios iniciatyvos, apie kurias mes šiandien kalbame, prisideda irgi prie tų tikslų. Tačiau iš tiesų dar turbūt reikėtų dar aktyvesnių tų priemonių ir pagalbos. Tai užimtumo, jeigu atsakant, kas yra daroma, tai užimtumo tarnyba turi atvejo vadybininkus, kurie dirba su asmenimis su negale ir į kiekvieną situaciją taikomas yra individualus požiūris, tai galbūt vienam asmeniui yra reikalingos darbo užmokesčio subsidijos, tai reikėtų pažymėti, kad tai iš tiesų viena iš gausiausiai taikomų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių. Taip pat yra galimybė ir mokytis, įvairios paramos mokymuisi priemonės yra. Yra dar ir kitos darbo rinkos paslaugos ir galimybė subsidijuoti asistentą ir pagalbą įsidarbinant. Tai tų paslaugų yra įvairiausių, kartais užtenka, tarkim, kaip jau minėjau, atsižvelgiant į poreikius vienokių ar kitokių, neretų atveju reikalingos ir kompleksinės paslaugos. Tai užimtumo tarnyba šioje srityje vėlgi dirba ne viena, yra bendradarbiaujama ir su kitais paslaugų teikėjais ir siekiama iš tiesų, kaip jau minėjau, ir keisti ir darbdavių nuostatas, ir aktyvinti, ir skatinti ir pačius asmenis su negale įsitraukti, ir kartu su partneriais teikiamos paslaugos ar priemonės, kurios padėtų šalintas kliūtis ir įsitvirtinti padėtų darbo rinkoje. Na ir pabaigai norėčiau visų paklausti, ką jūs norėtumėt pasakyti žmonėms su negale ir darbdaviams, kažkaip padrąsinti. Jurgita, nuo jūsų gal? Žmonėms su negale norėčiau palinkėti turbūt nebijoti išeiti iš savo kasdienybės burbulo, bandyti naujas sritis, naujas erdves ir taip pat ir kaip per duodėjai žmonės bandosi naujas darbo vietas, tai tiesiog nebijoti daryti tai, ką nesi įpratęs daryti. O kalbant apie darbdavius, tai skatinčiau juos pasvarstyti žmonių su negale įdarbinimo galimybę ir pradėti tą kelionę, jeigu dar nėra pradėję. Aš tai gal irgi manyčiau, kad visi dideli dalykai pasidaro pradedant nuo mažų žingsnelių, tai reikėtų turbūt pirmiausia išdrįsti, pabandyti ir nors nėra taip lengva ir tikrai yra nemažai kliučių siekiant to užimtumo, bet turbūt visi bendromis pastangomis galime tą situaciją keisti iš esmės. Man tai patiko labai vienoje laidoje išgirsta mintis, kuria ir aš pati vadovaujuosi neretai ir prisimenu, tai kad proga pasitaiko, bet nesikartoja. Tai labai palinkėčiau visiems, kad naudokitės progom, ateikit į duodėjai, išbandykit, pamatykit ir gal vieną dieną jūs ir prisimins ir, kaip sakė Jurgita, kad ir pakvies, tai tikrai nebijokit. Labai yra smagu, labai visi tikrai šiltai ir draugiškai priima, visi rūpinasi, o darbdaviams tai linkėčiau irgi nebijoti, nes atsipalaiduoti labiau ir priimti. Ačiū Jums už pokalbį.
Apie iniciatyvą Duodėjai ir žmonės su negale darbo rinkoje kalbėjomės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo rinkos grupės vyresniaja patarėja Inga Liuberte, pačios iniciatyvos Duodėjai viešosios įstaigos SOPA direktorė Jurgita Kuprytė ir Edita Januškevičienė, sėkmingai dalyvavusi iniciatyvoje Duodėjai. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.